Fors mažoras. Mano echolotų laidas. Bliamo, kažką reikės dabar greitai organizuoti. Nežinau, ar čia įmanoma. Aš jau ant vandens greitai išplaukiau ir tai vėluoju, nežinau, 11 gal valandų. Ties oras fantastinis, saulutė, pagaliau šilta. Šiandien eksperimentuosiu su povandeninė kamera. Biškį padirbėsiu, kaip sakant, nėra lengva su ją filmuoti. Bet noras yra užfiksuoti lydekos kibimus, tai pabandysiu. Turiu galingą meškerę iki 80 gramų. Turiu povandeninę kamerą, bet reikia echolotą susitvarkyti, nes kitaip aš nieko nepagausiu ir niekam nenufilmuosiu. Nežinau, ar čia yra įmanoma, atsuktuvą jaučiu neturiu. Turiu peiliuką. Bandysiu kažką tais daryti žiaurų. Mėluoja, atsuktuvą turiu, pasirodo. Ir jisai ar tinka. Bet jisai netinka. Per didelis. Sukasi po truputį. Sudėtingoji dalis bus šitą nuimti laido apdangalą. Peilis bukas yra. Laidas plonas žiauriai. Reikia kažkaip nepažeisti. Peilis visai bukas. Reikia kažkaip tiesiog ant snarglių jį pakabinti, kad šiandien tik atlaikytų. Opa! Yra vilties. Bandom. Yes! Valio. Matau, žvejai jau pagavo pirmą lydekaitę. Vaikas džiaugiasi žiauriai. Tik išplaukė. O aš ruošiuosi su tom kamerom, o taip ir gaunasi. Masalų daug, viską išbandyti norisi. Tikiuosi laiko užteks. Deja, šiame ežere vanduo pasirodė labai neskaidrus, suklydau su ežero pasirinkimu. Kai kur teks labiau įsižiūrėti, bet manau, esmę pamatyti vis tiek pavyks. Kol kas tuščia. Nesuprantu, kuriam gylį masalas eina, nieko nesuprantu su tą kamerą, kai reikia vilti. Bandau didinti svorį. Galvoju, kad tą kamerą gali labai iškelt į paviršių viską. Žiūrėsim, reikia eksperimentuoti. Užmetimas su šita įranga, tai aišku savotiškas yra. O štai ir pirma žuvis kadre. Įžiūrėti ją nėra labai lengva. Ji tik trumpai persekiojo masalą. Iš sulėtinto vaizdo spėčiau, kad tai buvo neblogas ešerys.
Šis sunkesnis masalas jau eina prie pat dugno, vis pajusdavau, kad kabinu žolės. Greičiausiai būtent iš po žolių iššoko ir atakavo pirmoji lydeka. Arba žolytė, arba pirmas kibimas. Povandeninė kamera parodės, tikiuosi. Gali būti ir žolytė, aš uždėjau tą sunkesnį masalą ir jisai jau tikrai palei dugną eina. Tai kaip ir pirmas masalas buvo geras. Tuo aš turbūt grąžinsiu, gal tik ryškesnį uždėsiu. Arba kibimas buvo. Pas mane pietų metas, maždaug 1 valanda dabar yra, tai kibimo taip ir neturėjau, nežinau, vienas galbūt buvo. Reiks pažiūrėti, kas tenai, ar įsirašė ar neįsirašė kamerui. Tai truputį liūdnoka situacija. Tikėjausi didesnio aktyvumo. Man toksai atrodo pats metas dabar lydekams. Galbūt vėliau aktyvuosis, aš papietausiu ramiai dabar, pasikrausiu įrangą kažkiek ir gal atsigaus tos lydekos, čia dar nebūtinai viskas prarasta. Bet sudėtinga yra su to kamera žvejoti, nežinai, kuriam tu giliesi, nežinai ar teisingai viską darai, tai toksai norėtų imti normalią meškerį ir žiūrėti, ar iš tikrųjų kimba, nekimba. Tai gal netgi taip ir padarysiu. Po pietų pasimsiu paprastą meškerę, praplauksiu šiek tiek, jei gausiu kibimų, tai tada jau žinosiu, kad lydekos yra, reikia tik tai su ta kamera susitvarkyti. Tai oras geras, tai nuotaika tikrai gera, tik tai norėtųsi, kad video kažkokį tai pavyktų padaryti. Bet rankų dar nenuleidžiam, valgom, stiprinamės ir bandysim iš naujo. Blemba, geras smūgis buvo. Stabdį buvo blogai sureguliavęs. Va, kamerą padėjau iš šono ir kibimas. Blemba, gera žuvis buvo. Aišku, kablys pas mane vienas. Tiesiai kablį kalė, bet kažkaip tai neužsilaikė ant kablio. Smūgis buvo labai stiprus, kartais pasijaučia kaip įprasti smūgiai ir stiprus. Aišku, visada lengva šnekėti, kai neištraukiu žuvies, bet tikrai pajaučiu pakankamai. Aš palaikiau šiek tiek lydeką. Tai pagal tą palaikymą negaliu pasakyti, bet smūgis tikrai buvo labai geras.
Kas čia per bairiai? Aš jaučiau kliuvinuką nedidelį. Ir nebejaučiu masalo. Kas čia per bairiai? Negi pirmą kartą nukandom ant fluorokarboną. Jokio stipriaus kliuvinio nebuvo. Eik savo. Kažkokia tai įdomi diena šiandien. Fluorokarbonas pas mane nėra storas 0,6 berods, bet pirmą kartą man nukanda jį. Nu ir galėjo būti, kad jau pažeistas galbūt buvo, aš kažkaip susimašiau dabar, kad labai senai tą pavadėlį keičiau. Gaila tik tai, kad uždėjau tokį twisterį fainą ir turbūt, kad ant jo gavau gerą kibimą, bet nebeturiu aš tokio pačio. Reikia kažką tai panašaus ieškoti. Išbandžiau dar kelis twisterius. Matomumas šiame vandenyje prastas, bet įdėjau kelis trumpus vaizdus, kad pabandytumėte įsižiūrėti jų darbą. Šis pirmasis yra su ilga, plona uodega. O šis antras su trumpesne, bet platesne uodega. Ir aš nustebau, kaip gražiai atrodo šitos uodegos judesiai po vandeniu. Gaila, kad nepavyko šio guminuko išbandyti ilgiau. Jo svoris buvo per didelis, todėl jis vis siekdavo dugną. Bet būtinai jiems skirsiu daugiau dėmesio kitose žvejybose. Dar palaikiau. Neturiu normalaus stingerio. Kablys vienas, guma didelė. Čia tokių kibimų gali būti. O kitų gumų reikalingos gramatūros irgi neturiu. Kažkoks nepasiruošęs atvažiavau. Bet prasidėjo judesys. Tai klausimas, ar dėl to, kad kamerą padėjau į šoną, ar tiesiog prasidėjo. Tai dabar toj apsisuksiu tuo pačiu maršrutu su kamera, praeisiu, žiūrėsim, kas bus. Na, guma nemaža, kablys vienas. Nu, dantis gražus panašu. Nu, bet dėja. Bet už tai džiugu, kad kimba. Dar viskas prieš akis. O, yra ant kameros ir stipriai kalė. Valio. Žuvis atrodo visai nieko. Aišku, su to kamera, kai tempi, tai nebaisiai gerai lengva suprast. Bet jaučiu, kad nemažytė. Taip.
Visai gera žuvis. Blemba, gera žuvis buvo. Gal net ir trofėjinė. Bet jinai nusifilmavo, tikiuosi. Gaila, kad net pamačiau. Bet rovė tai konkrečiai. O čia keli įdomus epizodai, apie kuriuos sužinojau tik pažiūrėjęs povandeninės kameros įrašus. Pastebėjau dar vieną besidomintį ešerį. Masalą vedžiau prie pat žolių ir jis kartas nuo karto vis nesmarkiai užkliūdavo už jų. Matyt, būtent dėl to nepajutau šios lydekos kibimo. Lydeka gerai stvėrė guminuką, bet stebuklingai neužsikabino. Po akimirkos vėl prisivijo ir pastūmė masalą. Ir tada dar kartą. Ir dar kartą. Ir dar vieną kartą. Galite tik įsivaizduoti, kiek tokių pastumimų mes sulaukime per žvejybas ir apie juos net nesužinome. Pažiūrėkime visą šitą veiksmą sulėtintai. Iš pradžių galinga taka visiškai iš apačios. Ir tada lengvi pastumimai, tarsi žaistų su guminuku. Burna vos atidaro, bet net nesistengia praryti. Beje, nepamirškit prenumeruoti kanalą. Tai būdas atsidėkoti man už vargus, kuriant video. Tikrai nelengva, ypač tokius video su povandeniniais vaizdais padaryti. Taip kad ačiū labai, kad prenumeruojate. Blemba, kas čia per kibimas? Tiesiog sustojo. Šita lydeka svarstė suvalgyti mano povandeninę kamerą. Gerai, kad paskutiniu metu persigalvojo ir padariusi gražią kilpą, kaip raketa kalė į guminuką. Turbūt dėl kameros nejaučiu. Valio. Būtų smagu kažką tai valtį jau įsikelt. Blemba, gal čia normali lydeka tiesiog sustojo, jos irgi taip daro. Šiaip smūgiai geri, blemba. Visiškai nejaučiu, kas vyksta su ta kamera. Pažiūrėkit šitą žuvį. Aš galvoju, kad didelė. Bet jinai turėjo nusifilmuoti, čia svarbiausia. Uždėjau
mažą guminuką. Nedidelė. Kamera jau padėjo krautis, gaila. Gumą tokia lik ir nemažą užsidėjau, bet žuvytė bus nedidelė. Vėjas pakilo toksai. Tai galvojau, ar čia baigsis kibimas, ar čia kaip tik prasidėjo. Lydeka ilga, plona tokia, sportinė. Na, buvo kibimukas. Gal pavys dar. Geresnė. Čirvėjas neša ir ta kamera nieko nesupranta, koks dydis gali būti. Spurda tai taip, ne kaip pati didžiausia. Bet įtempimas didelis dėl vėjo tikriausiai. Gal visgi gera. Kažkaip nekyla. Čia tai čiūdai. Šamas. Sakau, kažkaip nesąmoningai jis eina. Šakės. Aš nežinau, kaip tą šamą imti iš tikrųjų.
Tikiuosi viskas įsirašinėja. Nu, kai šamas užkybo, tai yra ir pliusų ir minusų. Visų pirma, įdomu pažiūrėti, jeigu įsirašė, kaip tai atrodo, kaip jis atakuoja. Visų antra, tikėjusi, kad nebloga lydeka gal bus. Bet kokiu atveju, smagu. Jau nemažai kibimų turėjau įsirašyti. Na ir dar valandėlę kokią ar pusantros bandysiu, gal dar bus. Nesuprantu, ar dar kibimas buvo, ar žolė. Lyg ir toks staigus kaip kibimas, bet su to kamera sunkiai persideda, ne viskas taip pat. Teiks namie peržiūrinėt medžiagą, ieškoti, kas įvyko. Ir tai tikrai buvo kibimas. Ir kaip ankstesnį kartą, lydeka dar antrą kartą pastūmė masalą. Matosi nelabai gerai, bet gal sulėtintam vaizde žiūrėsite. Daug kibimų iš eilės. 3, neprarijo masalą. Dar vienas. Eik tu savo. Gaila, kad nėra kameros ant šitos meškerės. Meškerės su kamera padėjau, kibimų negaunu. Tik paėmiau kitą iškart kibimai, tai matyt veikia ta kamera. Ir valas storas, ir kamera turbūt ne visada patinka žuvims. O šitą vaizdą, aišku, būtų faina pamatyti po vandeniu, nes buvo 3 ar 4 kibimai iš eilės. Nebijoju, kad tai buvo ešerio kibimai, nes radau dar tokį povandeninį įrašą, kur jau aiškiai galima įžiūrėti margašonį storulį. Trumpai išbandžiau ir savo didžiausią dviejodegį masalą. Buvo labai smalsu pamatyti, kaip jis dirba po vandeniu. Turiu šį masalą jau turbūt daugiau nei metus, bet bandžiau gal tik vieną kartą. Manau, laikas šiemet skirti jam daugiau dėmesio, nes po vandeniu jis atrodo tikrai įspūdingai. Šioje žvejyboje jo negalėjau irgi panaudoti dėl per didelio svorio, beveik iškart pasiekdavo dugną. Nu ką, viskas vyniosios namo. Dabar yra beveik 6. Aišku, dar visai faina būtų tokį vakarinį pražvejojimą iki 8 kokį padaryti. Bet galimybių neturiu. Bet kokiu atveju labai fainai gavosi viskas. Kaip ir žuvies nepagavau realiai 2 mažytės, bet tikiuosi nufilmavau. Ir čia ir yra svarbiausia. Šiandien jau paskyriau tą dieną povandeniniam filmavimui, tai tos žvejybos malonumo nėra daug, tik tais yra džiaugsmas dar didesnis, kai užkimba, negu įprastai užkibtų. Tai ką, tikiuosi jums patiko, kaip ir minėjau, prašymas prenumeruoti kanalą, atsidėkoti už tokius video ir susitiksim kitą kartą. Iki.